Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad šį rudenį net 800 papildomų naujų vietų savivaldybės darželiuose atsirado ir tai atsirado pritaikant anksčiau kitoms reikmėms naudojamas patalpas būtent darželiui, sugrąžinant darželius, kad ir čia buvo visai kito pobūdžio mokykla, kuri nebuvo tinkamose patalpose, iškėlėm ją į tinkamesnės patalpas, čia atsiranda darželis. Kitais metais visų pirma, kalbant apie savivaldybės darželių plėtrą, tai planuojame apie 1000 vietų, plėsdami esamus savivaldybės darželius. Taip pat yra keletas sklypų, kur jeigu vyriausybė beveik metus vis dar neperduoda savivaldybėje nors prašymam, jeigu būtų perduoda, tai atsirastų tenai bet kokiu atveju darželiai, turėtų būti artimiausia posėdį tarybos priimtas sprendimas, kad tiems tėvams, kurių vaikai nepateko į darželius antrus metus iš eilės, tai yra, jeigu neveda į privatų darželį, kad vis tiek būtų mokama 100 eurų, kurie galėtų panaudoti arba aukliai, arba jeigu mama arba tėtis vaiką augina, irgi padengti dalį išlaidų. Programa darželių vietų kūrimo juda smarkiai, tikrai vaikai gali gimti Vilniuje, tėvai gali juos planuoti, vietų darželiuose bus ir mes tą užtikrinsim jau pačiu artimiausiu metu.